Taigi, brangieji, susirinkom iš tikrųjų į šios atlaidus ir dabar bus netrukus pašventintas koplytstulpis, kuris yra atstatytas. Ir keletą žodžių norim paprašyti, kad to koplytstulpio, kuris padarė ne autorių, bet kuris restauravo šį koplytstulpį, Dovydą. Sveiki, Dovydas ir pataisysiu šiek tiek kleboną, tai yra, čia yra kopija koplytstulpio, o originalas ateityje bus eksponuojamas bažnyčioje. Ir kadangi esu kaip meistras ir restauratorius, tai nusprendėme į šitą būtent koplytstulpį padaryti kopiją, kadangi originalus jau buvo nebetinkamas lauke tvarkyti, eksponuoti, tai stengiausi kaip įmanoma išlaikyti formas, atkurti spalvas. Tai kaip pavyzdžiui, kadangi originalus koplytstulpis buvo darytas iš rąsto ir matėsi, kad meistras buvo gana, taip, tarkim, grubiai padaręs, neieškojo, nesaugojo tokių kampų, tai stengiausi aš kaip įmanoma, kuo tiksliau visus tos smulkmenas irgi atkurti, kaip tarkim, matėsi ir tekstūra tokia grubi šitoje vietoje, irgi stengiausi visus tos dalykėlius atkurti. Tai kas liečia, kai, tarkim, atkūrinėja visus tokius objektėlius, tai būna, kad labai yra svarbu ieškoti informacijos, kaip prieš tai atrodė, kad nepabėgtum nuo tos tiesos. Tai tarkim, kai aš pamačiau originalą, jis atrodė visiškai kitaip, nebuvo nei langų, nei pačios viršutinės dalies su kryželiu. Ir tarkim, jeigu nebūtų buvusi kažkokių tai nuotraukų ar kažkokių tai kitų šaltinių, būtų buvo labai sunku kažko tai remtis, kaip tai galėjo atrodyti. Na, bet ačiū Dievui, radome ir nuotraukas, radome netgi vieną ir spalvotą nuotrauką, palei kurią aš atkūriau spalvas. Ir visas bendras vaizdas dabar atrodo taip šitas. Tai tikiuosi, kad jis yra jau toks, koksai ir buvo prieš pastatymą. Na, o kaip jau ir minėjau, patį originalą koplytstulpį pamatysime eksponuojamą kitoje vietoje. Tai va tiek. Ačiū brangieji visiems, kurie prisidėjote ir atstatėte šį koplytstulpį. Dabar jį palaiminsime. Broliai ir seserys, iškilmingai palaimindami naująjį koplytstulpį, atgaivinkime savo tikėjimą Kristaus kryžiaus gale, amžinuoju Dievo sumanimu. Kryžius tapo išganimo ženklu visiems žmonėms. Žvelgdami į šį koplytstulpį bei kryžių, atminkime, kokią meilę Kristus mylėjo bažnyčią, už kurią atidavė save. Lenkdamiesi kryžiui, atminkime, kad Kristus savo krauju panaikino visą, kas skaldė žmonės, ir kad jis iš skirtingų genčių padarė vieną Dievo tautą. Gerbdami kryžių bei koplytstulpį, atminkime, kad kaip Kristaus mokiniai turime sekti juo, kasdien nešdami savo kryžių. Tad stenkimės atidžiai dalyvauti visose bažnyčios apeigose, kad kryžiaus slėpinys mums dar skaisčiau šviestų ir mes dar veiksmingiau patirtume jo jėgą. Melskimės. Šventasis Viešpatie, amžinasis Tėve, tu panorėjai, kad tavo sūnus kryžius būtų visų palaiminimų šaltinis ir visų malonių priežastis. Būk maloningas mums, pastačiusiems šį koplytstulpį kaip savo tikėjimo ženklą ir padaryk, kad žemėje nuolat vienydamiesi su Kristaus kančios slėpiniu pasiektų amžinąją prisikėlimo džiaugsmą. Tad palaimink šį koplytstulpį, kad kiekvienas, kuris melsis, šaukdamasis tavo jo vardo, patirtų gausią tavo palaimą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Alleluja.
Dabar visi po truputį einam į bažnyčią ir netrukus prasidės šventos mišios.